Gerą dieną. Aš vėl Labas. sugrįžtu. Labas, Jolanta. Labas. Šiandien, mielieji, žinokit, turiu nuostabią viešnią. Šiandien aš net prieš pradėdama pokalbį pagalvojau, kaip gera bus pažinti, prisiliesti ir pakalbinti savo kolegę, tai yra numerologė. Jolanta taip pat draugauja su skaičiais kaip ir aš. Ir šiandien Jolanta mums papasakos, galbūt kaip jinai tai atrado, kaip jos gyvenimą atėjo numerologija, kaip jai įnešė uragano viesulo, o gal atvirkščiai ramybės, harmonijos ir priėmimo. Žodžiu, aš tikrai visą širdimi laukiu istorijos, nes, kaip ir minėjau, ne viename savo pokalbyje, kiekvienas kalbintojas žmogus man kažką atveria ir duoda dar gilesnius tokius pamąstymus, ar ne, susimąstymus ir galvot, taigi geras ir ašgi tai žinojau. Tai Jolanta, tavo eteris šiandien, pasidalink, Malonu, ačiū kaip pas labai. tave keliavo ir kas tai per numerologiją, nes numerologijų yra labai daug rūšių, daug pavadinimų. Tai va čia mums viską nuo A iki Ž ir papasakok. Pasistengsiu. Iš tikrųjų, aš labiau domiuosi karminę numerologiją, taip pat domėjausi ir sisteminė, tokia gal nauja sritis, ne visiems dar pažįstama. Bet kuo ta karminė numerologija yra kitokia negu visi įpratę kaip likimo matrica ir taip toliau, tai aš dirbu su žvaigždės metodu. Tas žvaigždės metodas kai kuriems žmonėms gali pasirodyti, oi, čia kažkokia ateistė, ten žvaigždės, pentagramą ar kaip jie ten vadinasi, net pati nežinau, bet iš tikrųjų viršūnėlė į viršų rodo kaip tik kitokią prasme, kad tai yra kelias į tą teisingą gyvenimą, netgi lyginu su Dievo įsakymais, nes visur sako, kad reikia nevogti, nemeluoti, būti ištikimam ir panašiai. Tarsi, kaip teigiamai praeiti tą savo gyvenimą, kad mums kitam gyvenime nedaužytų ir būtų lengviau gyventi. O atėjau aš į numerologiją, iš tikrųjų aš nuo vaikystės domėjausi skaičiais, kai būdavo žurnaluose kažkokie testai, būrimai ir kažkas panašaus, tai man labai žavėjo, aš viską domėjausi ir apie spalvas, ir apie ten likimo skaičių, viską. Na ir tiesiog gal per gyvenimą tai taip tas dėmesys būdavo ir visokie, dabar technologijos visokios yra, ir TikTokai, ir Reelsai, kiek tai visko yra. Vis stebėdavau, žiūrėdavau, tas atitinka. Ir vienu momentu tiesiog atsitiko gyvenimas, mano tėtis pateko į avariją ir taip susižeidė gan stipriai ir man reikėjo atsakymų. Ir kai kreipiausi į astrologę, pas kurią kažkada buvau, tai man buvo atsakyta, va ten yra puslapis, ten yra eilė, ten susimokėsi ir viskas. O man reikėjo čia ir dabar. Ir aš galvoju, ne, tikrai, ne velnio, aš pati, jeigu man čia ir dabar nėra atsakymo, aš esu 5, man reikia staigiai. Tai aš pradėjau mokytis, pradėjau domėtis, iš pradžių buvo tai trumpi tokie mokymai, seminarai, būtent nuo 1 iki 9, ta klasikinė numerologija, bet jau daug ką iš tikrųjų pasakė, tapo aiškiau, užkabino ir aš galvoju, viskas, aš tikrai eisiu mokytis. Pataupiau šiek tiek pinigėlių, nes mokslai nėra, nėra pigus, yra ganėtinai brangus, tai galvoju, aš nepasiduosiu, aš to noriu ir tai pasieksiu. Na ir taip ir gavosi. Tai dabar esu specializuota numerologė. Tai kaip suprantu, tau iš tikrųjų labai pasitarnavo ir turbūt radai atsakymus, kurie, ar neužbaigiai, radai atsakymus, kodėl nutiko, ar ne, tavo tėčiui, kaip ir paminėjai. Super, labai nuostabu. Tikriausiai tas ir užkabino, nes atsakymas buvo visiškai kaip ant lėkštutės paduotas. Plius būtent pas tą mokytoją, kur aš mokiausi, ta numerologija yra remta psichologija. Yra labai daug psichologinių praktikų, užduočių, visokių mokymų papildomai. Tai aš baigiau ne tik numerologiją, bet ir psichologiją kartu. Tai labai pakeitė iš tikrųjų gyvenimą. O tada paminėjai, kad aš tai nieko nesumokysius apart likimo matricos, paminėjai, kad pagrindinė ta ar ne numerologija, kur pagal
kaip tam dabar užskrito, iki 9, o pas tave irgi iki 9 eina, ar? Ne, karminė numerologija yra kaip ir likimo matrica iki 22. Nuo 1 iki Ai, 22. iki 22 skaičių. Aha, tai čia reiškia irgi taip daugiau, plačiau ir daugeliu. Gerai, tai kai pas tave atėjo atsakymai, gavai, ką daryti toliau? Kaip čia, kaip Taip, tu po to man perėjai tą, kad žmonėm turbūtgi padedi, ar ne? Nes žmonės pas tave ateina irgi nori rasti atsakymus. Viskas buvo taip labai greitai ir iš tikrųjų net nesuvokiau, kaip į visą tai aš įėjau, nes, kaip sakiau, tie trumpi tokie mokymai buvo ne tiesiog, kad atėjau, paklausiau seminaro ir viskas, radau savo atsakymus. Ne, buvo praktinės užduotis, mums davė tam tikrus įrankius ir reikėjo va čia ir dabar tiesiog konsultuoti žmonės, siūsti jiems tam tikrus atsakymus. Ir aš kaip šiandien pamenu, sakau, 5 eurų analizę pagal tavo gimimo datą ir atsiunčiu. Toks, kompiuterizuotas variantas, kai jau viskas padaryta, minimaliai paskaičiuota, tiesiog nusiunti ir viskas. Ir žmonės, tikrai čia apie mane, kaip tinka. 1, 2, 3, 10, žiūriu, visi patvirtina ir man viskas sueina, ir mano partneris sueina, ir apie tėvą sueina, ir apie mamą. Ir aš tokia galvoju, ne, man nuo 1 iki 9 per mažai, aš noriu dar. Tai ir pradėjau tada jau gilintis. Ir tai pamažu, kadangi aš turėjau tokį tikslą, kad aš noriu būtent į tą mokyklą įstoti, tai reikėjo 2000 eurų. Ir tai tikrai nėra maži pinigai. Ir kaip aš esu dar darželio auklėtoja, atlyginimas nėra toks wow, kad galėtum čia taip išmesti pinigėlius. Tai nepasigėdėjau, pirmą kartą gyvenime nuėjau TikToką paprašyti pagalbos, sakau, žmonės, man reikia 2000 eurų. Ir aš jūsų neprašau, man jų tiesiog duoti. Aš jums darau analizės, jūs už jas susimokat ir va taip aš taupau savo svajonį. Ir iš tikrųjų 1000 eurų aš gavau užsakymus ir pusę sumos apmokėjau. Geras, Tai mane tikrai buvo čirpuliai wow. nuėjo per kūną, ar tiesiog Jo, iš grinai. tikrųjų, Koks tokios geras emocijos. būdas čia klausytojam išgirsti, kai nori savo svajonę, štai TikTokas ar kažkoks dar Taip. socialinis tinklas tau gali padėti netgi va tokiu būdu. Taip, aš Jeigu negaliu galbūt patikėti tuo. būtum sakius, kad aš palieku sąskaitą, jūs galite ir tiesiog man kavos, ar ne, ten pervesti, ar ne, tai gal ir Čia kavai, turbūt ar ne? įprasta toks dalykas, tik tokia, jūs man tik duokite, aš ten nesąmonių padarysiu, pažiūrėkit ir įmeskit. Ne, aš galvoju, aš taip negaliu, aš iš tikrųjų esu žmogus tas, kuris nori duoti vertę žmogui. Aš toks žmogus, kuris visada nori padėti ir lėks ten į pagalbą, jeigu tik reikia ir visada ir visur. Tai ir galvoju, karma yra. Tai aš gerai supratau, kad tu dar draugauji ir su vaikais. Ar aš gerai supratau? Jeigu man viską apie save papasakot, tai esu auklėtoja, dirbu darželyje, esu fotografė, fotografuoju vaikus, naujagimius, šeimas ir taip toliau. Ir esu numerologė. Ir noriu būtent savo tą sritį ne tik, kad žmonėms apie verslą, apie jų asmenybę, bet ir konkrečiai apie vaikus pakalbėti. Turiu tokią šiokią mintį ir kol jos neįgyvendinau, nepasakosiu. Gerai. Kodėl mane taip suintrigavo, nes aš irgi su vaikais draugavau, aišku, juos dabar paleidau jau 4 metai kaip mokytoja buvusi, bet taip surezonavo, galvoju, čia tikrai save vos nematau, labai gera klausytis. Tai dabar turiu tokį labai gal asmeninį klausimą, kodėl, nes tikrai žinau, kurie žmonės ir tave klausys ir kaip ten sako, kiekviena siela suranda savo specialistą pagal tai, kuo tas žmogus gyvena, kuo jis kvėpuoja, kuo spinduliuoja. Tai gal gali šiek tiek pasidalinti, o kaip tau iki šio taško šiandien kuriasi, kaip tau pasitarnavo numerologija, o gal net turi kažkokią labai tokią skirtinę istoriją grįžtamą iš klientų ar klientų, kaip jiems visgi padėjo, nes, žinai, yra kartais žmonių, kurie kartais sako, oi, čia nesąmonė, visiems čia gali tikti, tai čiagi visi, beveik viskas tas pats. Tai mes esam tos galbūt, kur šiandien galim, tai yra tu gali parodyti savo gyvenimo istoriją galbūt, ar ne, kaip tau tai padeda. Nes kartais žmonės, žinai, vėlgi, ką pastebėjau, jie nori matyti akimis, bet reikia išgirsti ne tik tai ausimis, bet ir pajausti širdimi.
Jo, tai vat gal tu, aišku, jeigu nori, čia jau tavo pasirinkimas, bet Jo, tiesiog aš gal apie save, nes klientai, tai yra jų asmeninis gyvenimas. Taip, iš tikrųjų teko pabendrauti ir gyvai, ir online su žmonėmis, ir vesti visokias praktikas. Tai man pačiai širpai bėgo per odą, kai aš žmogui pasakoju apie jo skaičius ir jisai man tikrom istorijom pradeda kalbėti ir man toks, oho, pačiai toks šokas, nes tai buvo pati pradžia. Dabar irgi turiu tokią vadinamą fokus grupę, tai yra žmonės, kurie nuo A iki Z apie save viską mokosi. Jie patys išmoksta nupiešti savo žvaigždę, paskaičiuoti, pamatyti savo skaičius. Nes kai žiūri į popieriuką, tai, yra ir yra, o po to taip, oho, iš kur pas mane tas skaičius atsirado, lyg ir nebuvo. Tu vis kas kart kažką naujo atrandi. Čia reikia labai ilgai su to dirbti. Tai mes dirbam 5-6 savaitės, tai iš tikrųjų yra ką veikti. O apie save, tas taškas mano A, aš esu 2 vaikučių mama, išsiskyrusi, bet jau sužadėtinė. Tai iki numerologijos, aš net nežinau, ar tai būtų įvykę ar nebūtų, bet aš pradėjau domėtis ne tik savimi, bet ir savo partneriu, nes pažinti žmogų nėra taip paprasta, koks jisai yra iš tikrųjų. Nes po skyrybų atrodo visi vyrai kiaulės, atsiprašau, atrodo visi ten nori tik vieno, niekas nebeįdomu, darbe blogai, vaikai veda iš proto, čia pamokos, čia tas anas, čia visko daug, nieko nebespėja, o visko nori ir norisi geresnio gyvenimo, ir čia skolų pilna, visokių kreditų, leasingų, ko tik nebuvo. Ir kai pradėjau būtent nagrinėti tos savo skaičiukus, kai pradėjau partnerio skaičius žiūrėti, aš gal supratau ne tik save, bet ir jį. Ir gal tapau labiau tokia nuolankesnė, labiau moteriškesnė, nes aš toks vadovas, aš pasakiau taškas, viskas, taip ir bus. Ir iš tikrųjų iš pradžių buvo jam labai sudėtinga, nes tikrai žiauriai aš ten nustačiau, kaip reikia, taip, tenaip ir ne kitaip, niekas nepatinka, eini ten, tokia vadovė. O dabar labiau stengiuosi būti moteriška, noriu išmokti, dar mokausi to dalyko, kad vyras priima sprendimus, vyras veda tave tuo keliu ir tu arba eini paskui, arba jau ten ieškot kompromiso kažkokio. Tai iš tikrųjų daug supratau, kodėl kartais vyrai nori patylėti, kodėl kai kurie vyrai ten lyderiai, jie turi daug dirbti, kodėl kitiems reikia ilgiau pamiegoti, o kitiems reikia daugiau pasportuoti. Žodžiu, atsiranda tokie dalykai, kai atrodo žmogus tau yra sakęs, aš esu toks, o tu, nesąmonė, taip negali būti, taip kažkokią savo ideologiją turi, bet kai tu pradedi domėtis, kai tu pradedi pažinti tos skaičiukus, aha, jisai teisus buvo, aha, ir čia jisai gerai darė, gerai, pabandom, pažiūrim, ir tu taip palaipsniui tiesiog augi. O kartu su tavim ir auga tavo aplinka, keičiasi žmonės, keičiasi namuose atmosfera. Aš, pavyzdžiui, labai dažnai šaukdavau iš to streso ir nerimo, nes iš darželio ateina pavargus su vaikais ir ten namuose, ten namų raša vaikai, ten zyzia, cypia, noriu to, noriu ano. Ir atrodo, galva sprogs nuo visko. Dabar, bent jau iš mano pusės, kaip aš tai pastebiu, taip dar kartais išlenda tie dalykai ir tai atrodo normalu. Nes mes visi žmonės esam, bet tai yra šiek tiek kitaip, tai yra švelniau. Aš dažnai save pagaunu ant tų minčių, kad Jolanta, čia yra menknikis ir ar verta savo energiją įkvoti ten ar kitur. Sakau, ne. Ir pradedu tada kitus raminti. Viskas gerai, susitvarkys, paleidžiam ir viskas bus gerai. Tai iš tikrųjų dabar pirmą kartą pagavau save ant tokios minties, kad aš turiu likusių pinigų nuo algos. Bet, atrodo, kas čia yra, ne? Bet iš tikrųjų susimokėjau visus mokesčius, nusipirkau kelionę į Dubajų. Taip, bus mano išleistuvės kaip tik toj mokykloje ir tai yra tikrai gan didelė suma ir dar man pusė atlyginimo yra likę ir aš galvojau, o kaip čia pavyko man? Ką aš tokio padariau, kad aš turiu tų pinigų ir galiu sau leisti dabar daugiau, galiu atsidėti savo svajoniai, aha, kaip fainai ir net nepastebėjau to.
iš tikrųjų taip lengvai tai įvyko. Tai ką tokio darėjai? Tai klausytojas Nežinau. klausų, tai ką reikia tokio daryti, kad į Dubajų, va štai vieną dieną gali nuskristi taupęs bilietui, Atsipalaiduoti. atsipalaiduoti. Iš tikrųjų Aha. atsipalaiduoti, paleisti negatyvą, paleisti menkniekius visus, atrodo, aš buvau tokia, gal, nežinau, susirūpinusi, kad va, man čia reikia daugiau pinigų, aš noriu naujos mašinos, aš noriu to, nu. Ai, vėl ne, bus kaip bus. Ir tokia viską paleidau, žiūriu, aha, ir čia liko, ir čia ir kelionę nusipirkau, ir dar rūbų galiu nusipirkti, aha, ir dar lieka, nu gerai, o iš kur? Tiesiog net nesuprantu iš kur. Ir nesistengiu dabar nesuprasti. Nes visatoje gausa yra. Taip. O kai mes atviri turbūt visatai, ar ne, mes, nu, tiesiog va tam, kai bus, tai bus, ar ne, tada jinai ir sako, nu, va, pažiūrėk, nu, aš taugi parodysiu, kaip dabar gali būti. Bet žinok, labai faina tave klausyti, bet aš vėlgi pabūsiu šiandien kaip tas žiūrovas ir užduosiu klausimą. O kaipgi tau teko pažiūrėti savo tamsiąją pusę, pripažinti, nes dažniausiai galima sakyti, aš tai tikrai netokia buvau. Va ten kažkas tai, kokia draugė, tai tikrai tokia turi savybę, negerą kažkokią, ne, nu, va tą jau, kuri tokia, kaip ten sako, o kaipgi aš, nu, pas mane visai nėra. Kaip va tu priėmei savo, vis tiek tu ten irgi pamatei savo tamsiąją pusę, galbūt net savo karmą, kurią tu kažkuriam tam momente gyvenime padarei kažką. Vat įdomu, kaip pažiūrėjai į tą kitą save, nes mes dažniausiai žiūrime iš gerosios pusės visada, ne? Aš turbūt toks žmogus, kuris į viską žiūri, man viskas yra įdomu ir kai žmogus jau pasirengęs pokyčiams, kai jam viskas jau antiek nusibodo, kad jisai pavargo nuo tokio gyvenimo, kur visada pykčiai, kai trūksta pinigų, kai tu esi pavargęs, išvargęs, neturi jėgų netgi ir noro atsikelti ryte į darbą, nueiti ir ten netgi pavalgyti padaryti, tai žmogus pradeda ieškoti, ką pakeisti, kaip pakeisti ir jisai visokių bando griebtis šiaudų. Ir, pavyzdžiui, mano atveju aš tokia, nu nežinau, gal realistė čia, nes aš tokia mėgstu pasvajoti, bet man buvo svarbi kiekviena detalė, nes aš norėjau gyvenime pokyčių. Aš nebenorėjau eiti į darbą paniurus, surūgus, kad man viskas blogai, o čia noriu išeiti iš darbo, o kaip čia aš išeisiu, o čia reikia tą, ir visokių daug baimių. Aš kaip 9, čia žmonės 9, 18 ir 27 dieną gimė, jie turi daug baimių. Jie bijo kažką pakeisti, paleisti, jie kaupia senus dalykus. Ir aš kaip tik, gal čia vienas iš tų būdų, pradėjau mesti lauk dalykus. Visų pirma, pradėjau nuo spintos ir atidaviau 3 maišus savo rūbų, į kuriuos jau nebetelpu ir nebeplanuoju, kad atilpsiu. Kažkokius senus dalykus, visokias dėžutės gražias irgi turėjau, irgi paleidžiu, kad ateitų kažkas naujo. Gal tai irgi suveikia tas dalykas. Apie ką aš kalbėjau, jau pamiršau iš tai. Tai apie tą, kad kaip tu pažiūrėjai į savo tamsią pusę ir ar neišsigandai, nes aš kai pamačiau savo tamsią pusę ir pamačiau savo karmą, aš tiesiog išsigandau ir kaip taip gali būti. Ir tik iš skaičių taip gali būti ir viskas atitinka, nu ta prasme, gal nesąmonė, pažiūrim ar ne, kaip ir tu sakai, per kitą žmogų. Ir ten atitinka, nu galvo, kaip tai vyksta. Ir tada, kai pamatėjai, aišku, ką ir tu turbūt padarai, priėmei, nes kito varianto nėra, ar ne? Bet tu pamatai, kokių tu turi gražių dovanų, apie kurias tu nenutokė. Jos gal išlįsdavo kažkuriais momentais, bet sakyti, oi ne, tu ką čia su kažkuo pasilyginus, tai ne, čia ne man čia tas pats, kaip žinai, sakai, labai gražiai pieši, labai gražiai dainuoja, o tas kitas, žinai, žmogus sakės, taigi aš ne tas dailininkas, ašgi ne ta muzikantė, bet realiai ta dovana tai yra duota. Ir kai tu atstumi ją, kas tada atsitinka? Nu, visa ta vis tiek veda per kažkur, kad tu ją pamatytum ir pradėtum aktyvuoti. Ar pas tave kitų duoda ženklus iš tikrųjų ir
Taip, aš priėmiau ir manęs net negazdino. Pamenu, sakiau, buvau pas astrologę, ne pas, o tiesiog kreipiausi analizės ir man pasakė, kad praeitam gyvenime aš arba kažką nužudžiau, arba kažką nuskriaudžiau, ar dar kažką. Man jokiais būdais negalima ten magiją užsiimti, ezoteriką iš vis ir taip toliau ir panašiai. Bet kai pradėjau domėtis, man tai buvo labai svarbu sužinoti tą dalyką ir taip aš pamačiau tą savo karminę uodegą vadinamą, tai yra 1899. Ir tai reiškia, kad taip praeitam gyvenime aš buvau susijusi stipriai su magija, galėjau būti atsiskyrėlė, galėjau kažkam išburti, suburti ir kažką negero padaryti, bet šiam gyvenime aš tiesiog tokia esu, kad aš linkusi padaryti dėl žmonių daug gero. Man tai savaime tiesiog buvo. Aš galiu naktį, jeigu draugė paskambins, aš noriu pakalbėti arba važiuojam kebabų, aš galiu atsikelti iš lovos ir važiuosiu pasiimsim, susitiksim ir naktį pasibūsim, paplepėsim, jeigu jai tik reikia. Aš esu toks žmogus atsidavęs kitiems. Galbūt tai kartais yra negerai, nes žmonės linkia užsisėsti ant sprando, bet išmokau ir nusibrėžti ribas, kad darau gerą kitiems tada, kai man yra gerai. Kai aš esu pailsėjus, kai aš turiu tam energijos, kai aš galiu kažką duoti kitam, o ne tada, kai aš jau tokia leisgyvė būnu ir nieko nebenoriu. Tai man šiuo atveju buvo tikrai labai paprasta. Aš pamačiau, kad penketukas, tai 5, 14, 23 dieną gimė žmonės, jie tokie chaoso žmonės, visur betverkė, prisima daug dalykų, visko nori čia ir dabar. Ir nieko iki galo nepadaro. Tai aš čia pamačiau savo minusą ir galvoju, blemba, kaip sunku. Aš tikrai esu chaoso žmogus, man prisiversti susitvarkyti, jeigu aš nenoriu, bet reikia. Bet būtent penketukui reikia tos disciplinos, kaip aš nemėgstu šito žodžio, bet kai pradėjau po truputėlį, mažais žingsneliais su tuo dirbti, aš žiūriu, kaip tas penketukas labai gražiai eina į pliusą. Ir dabar, kai mes organizuojam, pavyzdžiui, kelionę į tą Dubajų, mums parašė, gal kas norit jachtą paplaukyti. Ir visi ten vienas per kitą rašo, norim, kiti rašo dėl kito klausimo, treti dar dėl 5 klausimo. Ir tokia makalinė. Ir aš tokia, reikia iniciatyvą parodyti. Viską į vieną ten čatą sudėjau, kur kokią dieną, kur kokią jachtą, visko. Blemba, kaip tu kantrybės yra, kaip tu taip gali, sakau, turbūt mano 5 pliusą praeinu. Taip, tikrai pritarsiu, kad tai jo. Tikrai matai rezultatą, kad gerėja ir nuotaika, ir atsibundi ryte ir tau nebėra tokios panikos, o dievai darbą reikia eiti, o kaip tik fainai, šiandien kažkas naujo, tai bus sunkumų galbūt, nes turiu lopšelį dabar ir vaikai atsiskyrė nuo mamos daug verkia, bet ta šiluma, ta šypsena, tas pozityvas, jisai yra labai jaučiamas vaikam ir jie kitaip reaguoja, jie lengviau priima tave ir tada lengvesnė ta adaptacija vyksta. Tai džiaugiuosi. Dabar kol kas, kiekvieną rytą aš džiaugiuosi. Tikiuosi, tai labai gera girdėti ir iš tikrųjų, kaip aš ir sakiau, ir savo kitame kanale, kad atrasti kuo labiau gyvenime harmoniją, reikia pirmiausia pažinti save, nes kai tu nežinai, kas esi, o tai faktas, kad nežinai, nes aš lygiai taip pat savęs nepažinau, aš net nesivaizduoju net procentais, kiek tai galėčiau įvardinti, bet kai tu pradedi ten kiekvieną skaičiuką įsigilinti ir išjausti, tu supranti, kad tu gali pasauliui netgi duoti daug daugiau, negu tu galėjai įsivaizduoti. Labai nuostabu, kad paminėjai vaikus, bet šį kartą ne apie svetimus vaikus. Paklausi tokio klausimo, o kaipgi tau pasitarnavo numerologija, nes tu pati paminėjai, kad turi ir vaikus. Kaip tau galbūt suteikia galimybių lengviau su jais arba geriau sukurti ryšį, nes kodėl tikrai tėvai tam tikrame amžiuje tarpsnyje turi vienų ar kitų iššūkių. Ar ne, pagal ten visus brendimus, augimus ir visą kitą. Gal kažkokią irgi turi trumpą istoriją ar kažką pasidalinti, kaip tau padėjo pažinti savo vaikus? Iš tikrųjų, su savais vaikais yra šiek tiek kitaip, nes čia veikia mamos turbūt tas instinktas, kai mano vaikas geriausias, tobuliausias turi padaryti taip, kaip reikia. Ir tas dalykas, kad nieko tas vaikas neprivalo, yra jau sunkiau priimti ir padaryti. Iš tikrųjų,
vienas vaikas tai taip dar, kūrybiškas toks, šiek tiek mergaitiškas, kažkur labiau vyriškas, labai skirtingas jisai yra, o kitas yra toks ezoterikas. Iš tikrųjų, ten man buvo baisu. Kai pamačiau tuos skaičiukus, aš suvokiau, kodėl mano vaikas užduodavo tam tikrus klausimus, kodėl jam baisu miegoti naktį be šviesos. Jam yra 10 metų ir jisai užmiega su stalinė ta lempa. Jisai sako, man ten aš ten susapnavau kažką tokio baisaus ar dar kažką. Ir aš galvoju, tugi net užmygęs nebuvai. Ir tada, kai aš atsidariau jo matricą, jau tą plačiąją nuo 1 iki 22 ir aš matau, kad jisai gali matyti tai, ko paprastas žmogus nemato. Kad jisai turi žiūrėti tik gražius filmukus, kad su juo reikia gražiuoju, jokių šaukimų, jokių barimų, nieko. Ir aš galvoju, o velniai. Ir kaip tik atitinka, kad pas tave, žiūriu iš vaiko perspektyvos, kad griežta mama. Ir galvoju, Tai iš tikrųjų mokausi. Čia yra daug darbo, daugiau negu su savo energijom dirbti, tai yra tiesiog išmokti priimti kitą žmogų, mažą žmogų, kuris yra galingas iš tikrųjų. Ir reikia išmokti išgirsti, ką jisai kalba, nes jisai kalba labai protingus dalykus ir užduoda tokius protingus klausimus, kurie verčia susimastyti. Ir sakau, jisai gal dabar labiau empatiškesnis tapo, kai aš kitaip pradėjau su juo kalbėti. Aišku, tie barniai vyksta, tai gyvenimas, bet tapau gal labiau nuolankesnė ir stabdau save. Žinau, kad jie kažką ten ale privalo daryti, kaip man mokykloje skambina ir sako, Jolanta, kontroliuok, ten nepadarė namų darbų. Jolanta, kontroliuok, nes ten kažko neatsinešė. Ir aš tokia galvoju, sakykit jūs man, sakykit. Bet ašgi žinau, kad mano vaikas yra iš esmės protingas ir nesvarbu, ar jisai atliko tą namų darbą, ar jisai atnešė kažkokį sąsiuvinį ar ne. Jo protas nuo to nesikeičia. Nuo atneštų dalykų, ar ten kažkokios išdaigos padarytos. Tai labiau pradėjau jo tikėti, pasitikėti ir priimti. Nes tikrai esu valdingas žmogus, mėgstu viską pavadovauti, pasakyti ir griežtai tai darau, bet mokausi tapti būtent mama, rūpestinga, jautri, mylinti, o jau vyriškoji pusė turi jau pamokyti vyriškų dalykų. Ten gal to griežtumo labiau, kaip su moterimis reikės elgtis, nes tas dalykas man iš tikrųjų yra svarbus. Ir nuo vaikystės aš irgi tai skiepijau, kad berniukai džentelmenai, jie rūpinasi mergaitėm. Ir iš tikrųjų 5 metų vaikas sugebėjo man padaryti arbatos. Sugebėjo padaryti sumuštinių, jo atnešdavo į lovą, sakau, tu būsi geriausias vyras pasaulyje. Tai ir stengiuosi, kad taip ir būtų ir su vienu vaiku, ir su kitu vaiku, bet jie labai skirtingi iš tikrųjų. Tai su vienu reikia išmokti to švelnumo, o kitas yra kaip tik švelnesnis ir šiek tiek tu memlės, reikia biškį vyriškumų, reikia pasportuoti, žiūriu, kokie būreliai tinka, gerai, bandysim. Tai numerologija padėjo. Jo, žinai, kad tu man priminėjai ir, žinai, aš taip sėdėjau ir prisiminiau, aš dar iki pati, kol tapau numerologę, man turbūt teko irgi praseiti pas vieną numerologę, astrologę ir sielos formulę, man atrodo, aš dariausi, vadinasi taip, ir sako, kad jūsų dukra už jūs siela yra daug gyvenimų nugyvenusi negu aš. Ir aš tokia galvoju, aš ją laikiau tokia mažytė, pagal metukus, o jinai už mane išmintingesnė. Ir aš tada ką pradėjau pastebėti kažkokius sakinius. Wow, ten neatsimenu, metukai keli, nepamenu, ten kažką padarė. Wow, kaip čia taip, ta prasme. Tai va, ir aš tada supratau, kad mes esam ne pagal metus fizinius, ar ne, kaip pasakyti, suskirstom, tų mažesnis reiškia, būtinai turim. Atvirkščiai gali būti, kad ta mažas žmogutis ten yra dar daugiau išminties negu pas mane pačią. Tai va, tai žodžiu, iš tikrųjų, va šitos metodikos įvairiausi būdai leidžia priimti vaiką ir išgirsti. Ir kai vieną kartą trenkė durim vaikas ir išėjo,
O man tada iškilo klausimas, o ką čia man nori pasakyti, reikia į save pažiūrėti, Taip, kažko aš nematau, nes, nu, tai yra veidrodis, ar ne, sakykime, veidrodis, taip. kažko. Ir tada atsisėdau ir galvoju, va, taigi čia šitoj situacijai ir nebuvo taip. Tai gerai, faina labai išgirsti ir tikrai tu dar kartą ir man, ir turbūt žiūrovai, kuris gal jau darė vieną kartą, o gal dar kartą ryšys ateiti pas Jolantą, nes jos ten yra daug metodikų būdų, nu, pažinti save dar giliau ir jeigu yra vaikų ar ne, tai žinoma, kaip ten sako, išsiaiškinti iki galo, kaip ir labai svarbu pažiūrėti partnerystėj su partneriu santykį, suderinamumą, turbūt ir pas pačią ar ne yra, kaipgi klostysis. Aš dabar turiu klausimą, tokį vieną, vat, kažkada irgi diskutavau savo kanale, kad vyrą arba žmoną galima labai greit pakeisti, bet klausimas, ar tai bus nauda, jeigu aš neišmokau pamokų su tuo žmogumi ir dabar neriu vėl pas kitą, tai ten sako, nesusitvarkiai su tuo, pasimk dar dirbk su šituo, o va, dar vieną gavai, ten irgi yra ką veikti. Tai reiškia, atsinešu 2 maišus. Kaip tu manai pati kaip specialistė, gali pasidalinti? Jau iš juoko mano matosi, nes aš esu būtent tas atvejis, kuris nepraėjo tos programos ir gavo vėl tą patį. Mano buvęs vyras gimęs 21 dieną ir dabartinis sužadėtinis irgi gimęs 21 dieną. Jie abudu yra trejetai ir aš esu gimus kovo mėnesį. Moteriai tai ką duoda? Moteriškumą, motinystę, isterijas minusę, kūrybiškumą, sceną, būti matomai ir suderinti darbą su motinystė, kad būtų balansas, kad moteris būtų ir realizuota, ir turėtų vaikų. Ir aš galvoju, blemba, vienas vyras trejetas, kitas vyras trejetas, nu kogi aš neišmokau. Gal tas valdiškumas, gal tos isterijos, nes vienas buvo labiau toks stabilesnio būdo, nežinau kaip pasakyti, ramesnis, o kitas va tai ir parodo va tokį mano vulkaną, nes aš kai kažko supykstu, ten, visą tokia pradedu, ir jisai toks, aha, čia reiškia ir aš taip darau, reikia daryti kitaip, aš pradedu daryti kitaip, žiūriu, viskas eina gerai, stabiliai, ramiai, be jokių barnių, be jokių isterijų ir viskas tvarkoj. Tai galvoju, va čia ir bus dabar tas dalykas, kai aš turiu priemonę, kurios dėka galiu nukreipti save taip, kad viskas būtų gerai. Ir nemesti, sakau, kelio dėl takelio. Atrodo, pirmą kartą galėjo viskas būti labai gerai, bet apsikeitėm vaidmenimis. Aš galbūt norėjau kažko daug kaip vyras, siekti karjeros, o vyras buvo toks harmoningas, jisai nieko nereikia, gerai yra taip, kaip yra. Atrodo, kaip moteris turėtų elgtis. Viskas tvarkoja, balansas tokia lengva, plaukinti ir panašiai. Tai dabar ir keičiu viskas, stengiuosi, kad būtų kitaip. Ir labai pasisekė būtent tuo atžvilgiu, kad nors ir toks sunkus skaičius yra, kur yra likimo skaičius ir suderinamumas, pas mus gaunasi 7. Tai, kad gali būti šalti santykiai, kad gali būti melo, kad gali būti kažkoks vienas atsiskyręs kažkur toliau. Bet mes pradėjom savo santykį nuo labai atvirų pokalbių. Iš tikrųjų, čia įdomiai gavosi, kad išsivystė į tokius santykius, nes mes labiau bendravom kaip draugai, aš visą savo gyvenimą tiesiog išklojau, kaip yra, be jokių užuolaidų, kad kažkur ten nepamatytų to ar ano, kaip jaučiausi su visom problemom, su visais rūpesčiais, su ko susidūriau praeitose santykiuose. Ir žiūrėjau, taip užsimezgė, po to kurį laiką pradėjau lyginti, sako, aš netoks, nelygink. Ir taip sudėtinga iš tikrųjų, kai tu esi gavęs tą traumą tokią, tos stiprios pirmos meilės, pavadinkim taip. Tai dabar džiaugiuosi iš tikrųjų, kad viskas būtent prasidėjo atvirai, kad mes galim ir pakalbėti, galim ir patylėti, bet galiausiai mes vis tiek randam kažkokį kompromisą ir pradedam suprasti vienas kitą. Jisai supranta mano norus ir stengiasi juos įgyvendinti, aš jo. Ir kartais būna toks dalykas, kad aš labiau į jo pusę, kaip jisai ten norėjo, jisai į mane ir tada, ta prasme, Jolanta, tu ne taip norėjai.
kodėl tu taip darai, ko aš pagal tave, o aš pagal tave. Ir tada mes iš naujo ieškome irgi tų būdų. Suderinamumas tai, oho, koks dalykas. Ar iš gerai tikrųjų. aš supratau, kad į santykius jau nerdama turėjai numerologiją, jau buvai prie to prisilietus? Ar ne? Ne. Aš Ne. tik po to supratau, A, kur šuo pakastas iš tikrųjų, nes aš gal labiau domėjausi saviugda, visokiais coachingo dalykais, asmeniniu tobulėjimu, apie finansus, visokios irgi praktikas. Ieškojau, buvau visokiose susitikimuose moterų, kurios įkvepia kažkur, kad reikia keistis. Ir numerologija būtent atėjo, kai buvo metukai santykių, kai jau trynėmės, pradėjom gyventi kartu ir tada, čia va taip, oho, čia apie, tikrai, wow, kaip, ir toks, ir atrodo, žiūri, kur gali pyktis, jo, tas pats, atitinka, gerai, paleidžiam vyrui tai daryti. Žodžiu, tikrai galima daug atrasti atsakymų per skaičiukus. Tai labai tau ačiū, kad tu daliniesi, bet žinok, aš noriu paklausti ir apie fotografiją, nes fotografija šiandieninėme gyvenime, jinai labai yra svarbi žmogaus gyvenime ir žmonės tikrai mėgsta įsiamžinti. Gal pasidalinsi, ką mėgsti įamžinti? Žinau, kažkokią studiją turi, ar studiją, ar laukia fotografuoji, ar į namus atvyksti, nežinau, papasakok šiek tiek savo ir tą kitą pusę, tai yra dar daugiau tokio kūrybiškumo galbūt, ar ne, grožio pamatymo ir tą užfiksuoti netgi galima fotoaparatu. Taip, galima, nors dabartiniam pasaulyje dirbtinis intelektas daro stebuklus, bet bendravimo nepakeis niekas. Tu būtent gyvo, kai tu jauti, kai tu bendrauji akis į akį, kai tu matai žmogaus reakcijas, nepakeis niekas. Aš fotografuoju naujagimius, labai myliu šitą darbą. Tai yra turbūt pagrindinis tas stilius, kurį einu, tai būtent naujagimiai. Tas, nežinau, kas pakirėjo, gimė mano vaikas ir aš tiesiog supratau, kad aš noriu tokius liliukus fotografuoti. Ir jau virš 10 metų būtent juos fotografuoju. O šiaip pradėjau seniai, gal 16 metų būdama, tikrai ne vieną jubiliejų fotografavau, krikštynas, šeimos, kalėdinės fotosesijos artėja, tai irgi kažką galvosiu, planuosiu. Teminės, vakarėlius, visokius. Man, pavyzdžiui, dar labai patinka švelniai erotinės fotosesijas moteriam padaryti, nes jos tada kitaip atsiskleidžia. Ateina tokios susikauščiusios, nedrąsios ir man pavyksta atpalaiduoti žmonės. Ant tiek paprastai viskas gaunasi, kad atrodo išeina kaip sesė kokia ar seniai pažįstama draugė ir tiesiog tas ryšys toks moteriškas, fainas, lengvas ir po to moteris žiūri į save ir sako, čia aš, sakau, taip, čia esat jūs. Sakau, o kur ten celiulitas, o kur tas, sakau, matas stebuklai. Ir čia neparetų, sakau, buvo būtent padarius nuotrauką čia ir dabar parodai, fotoaparate jos stebisi, kad jos gali taip gerai atrodyti. Tiesiog, kai tu matai save veidrodį, tu pripranti prie vieno vaizdo, o kai tu pamatai save iš šono, tai yra jau kitaip. Ir kiekvienas žmogus tave mato skirtingai. Ir šviesa labai skirtingus dalykus padaro. Vat pasisuksiu tiesiai į saulę, būsiu labai plokščia, kartais netgi matosi, kai yra labiau šešėlis, atsiranda kontūras ir visai kitaip atrodo veidas. Tai vienur galima tave ir sustorinti, padaryti tokį pampušką, kitą šviesą, kitą kampą pastačius gali suploninti, kad net nepažinsi, kad čia esi tu. Tai, toks smagus dalykas. Tai turiu klausimą, tai ten irgi parašyta tavo numerologijai, kad tu irgi gali būti fotografė, ar nėra tokio parašyta? Ar tikrai yra tas skaičius? Iš tikrųjų yra ir kad su vaikais dirbti, ir reikia savo verslą daryti. Tai ir yra mano verslas, nes individuali veikla ir numerologijai būtent ir fotografijai ir tiesiog dirbu darželį. Kažkada svajojau, kad įkursiu savo darželį, bet dabar supratau, kad aš nenoriu. Aš mieliau atidaryčiau kokį gal centrą dienos ar kažką, bet šiuo metu man užtenka taip, kaip yra ir aš galbūt į ateitį kažką pagalvosiu, kaip ir ką aš darysiu,
bet skaičiukai sako, kad aš galiu daryti ir tą, ir aną, tiesiog reikia išmokti suderinti tuos dalykus. Tai pagrindinis darbas tai yra būtent darželis, o hobis, kai aš noriu nuo visko atitrūkti, pailsėti, pakeisti aplinką, tai yra fotografija. Hobis, kuris neša pinigus. Tai lygiai taip pat ir numerologija. Noriu, kad jos būtų gyvenime daugiau, bet dar einu. Bet kaip gražiai viskas tinka, tai, ką tu įvardinai ir pavyzdžiui, man tai, aš nežinau, čia tokia biški pranašė tapsiu, nežinau, kodėl noriu pasidalinti, kad fotografuojant, kai tu paminėjai mažus vaikus, nes kodėl pas mane atėjo močiutė, kuri nupirko savo anūkui, bijau pameluoti, ar 4 ar 3 dienų analizę. Ir įsivaizduoji, kaip tu gali gražiai sužaisti fotografiją ir numerologiją mamai ir nuotrauką ir visą žinias apie vaiką, kad jinai išliliuotų, priimtų, susitaikytų. Nu, man dabar atėjo toks gražus, nes kodėl tu tuo gyveni, tu vaikus lieti, čiupinėjai, ar ne? Nu, ir galbūt vieną dieną gali į tokio kažkokio, kaip tu sakai, kažkokį verslą, kur dar kažkas tai galbūt ar ne prisidėtų ir apjungtų tą visą nuostabę tavo kaip dovaną, ar ne, nes mesgi ne šiaip savo atsirandam, kaip ir aš mokykloje irgi pradirbau daug 14 metų su vaikais, tai irgi yra užkoduota ar parašyta gimimo data. Taip, kur ten protas sakė, oi, ne per klaidą pakliuvau, gal čia man kažkas įteigė, bet mes visi atsiduriam ten, kur turim būti, net jeigu nežinom, kad mes ten turim, vis tiek mūsų ta siela kažkokiu tai būdu turbūt ir nuveda, ar ne, vienu momentu, kaip man trenkė duris ir išėjau iš darbo ir tik numerologija, ar ne, kitam kažkokius tai daro sprendimus ir irgi kardinaliai pakeičia. Žmonės sako, kaip taip gali būti iš vienos profesijos kardinaliai į kitą. Bet čia yra tas ir gyvenimas, tas ir yra žaidimas, kad tu visada gali keisti. Bet kaip moteris tuos batelius, kurie spaudžia arba jau nebepatogus ir nebeįdomus, jinai visada gali ką padaryti, numesti ir nusipirkti naujus ir gražiai vaikščioti. Tai aš dabar irgi gyvenimą tą patį, ką ir tu paminėjai, žiūriu lengviau ir paprasčiau, nes 5 irgi turiu, tik tai ten kitur, kuris buvo tik tai taip ir ne kitaip, o tai yra mokytojo energija, bent jau pas mane rašo tokia atsakinga, ryžtinga, griežta, sudėliota lentynas, kaip mano buvo atvažiavęs. Pusbrolis sako, Dieve, kaip gali bunkutės kiekvieną sudėti kosmetikos, ten taip, kaip taip įmanoma, aš iš pradžių, kas čia per nesąmonė, aš tokių dalykų nepastebėjau, man tai norma. Tai va, bet čia radau, kad jau perfekcionizmas visoks yra, žodžiu, viskas susideda, žodžiu, vieną. Tai gera iš tavęs išgirsti ir sužinoti dar kartą ir per save perleisti ir tikrai manau, kad ir žiūrovas, kuris dabar iki čia pažiūrėjo, parašykit, pasidalinkit. Ar jau jūs buvot pas kokį numerologą ar ne? Jeigu ne, tai žiūrėkit, turite Jolantą nuostabę, kuri savo gyvenimo istoriją įkvėpė ir parodė, kad galima per skaičius savo padėti. Ir užbaigiant link mūsų pokalbę, aš turėsiu klausimą. Jeigu tu būtum neturėjus numerologijos, pažaiskim tokį, spėliojimą žaidimą. Ar tikrai būtum čia, kur esi? Tikrai nebūčiau čia, kur esu. Iš tikrųjų, nežinau, kur būčiau, bet būčiau išėjus turbūt iš darbo ir galbūt netgi su skandalais. Nežinau, kur nuvestų tas dalykas, į kokius kampus, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš viskame tame pamačiau gerus dalykus, atradau daugybę pliusų, būtent pati, ne taip, kad kažkas pasakė, o pati. Ir kad tai man dabar duoda komfortišką gyvenimą. Tokį, apie kurį aš svajoju, eina į tą pusę. Nes sakau, anksčiau, kai tu gyveni nuo algos iki algos, pasiimi kažkokią ten paskolėlę, ar ten kredito kortelę panaudoja, ar dar kažką, ir visą laiką gyveni tokio įtampą, kad reikia kažkur kažką susimokėti, kad tik liktų pinigėlio, ar dar kažką. Dabar aš antiek atsipalaidavau, antiek yra gerai, kad aš tik esu dėkinga, kad numerologija atsirado mano gyvenime. Aš esu dėkinga visiems žmonėms, kurie sakė, ai, čia nesąmonė. Aš esu dėkinga tiems, kurie sakė, šaunuolė, tau pavyks.
kiekvienas žodis tai yra arba motyvacija, arba palaikymas. Nėra blogo dalyko. Nu, tapsime, aš dažnai susiduriu dar su tokiais dalykais, oi čia šarlatanė ten, oi čia būrėjai. Ir, nu, sakau, vadinkit jūs kaip norit. Aš dabar turiu savo tiesą, aš turiu savo patirtį, aš savo kailių patyriau tai, ką patyriau ir gavau rezultatą tokį, koks jis yra dabar ir kuris mane džiugina. Ir aš nesustosiu, aš tikrai kursiu daugiau, darysiu daugiau ir vyksta jau pokyčiai gyvenime tokie, galbūt papasakosiu kada nors. Tai noriu ir kitiems gal žmonėms palinkėti ir tuo pačiu niekada nepasiduot, visada eiti į priekį, ryžtingai, eiti per visas baimės, nes baimės mus moko, baimės mums padeda augti ir tobulėti. Ir tada pasirodo, koks tai buvo menknikis iš tikrųjų, o gyvenimas tampa daug spalvingesnis ir gražesnis. Geras palinkėjimas, bet žinok, link palinkėjimo paskubėjom. Aš dar žinau, kad tu turi ir dovaną, nes čia kas išklauso iki pat galo, atranda ir dovanų. Tai kągi žiūrovai esi paruošusi? Čia kaip postscriptum, visi žiūrovai gali rasti mane Instagrame, tai yra Jolanta skaičių paslaptis. Aš beje dėsiu nuorodas visas, tikrai ras tave. Tai tenai gali rasti bio informacijai nuorodą į mano elektroninį gidą PDF formatu. Gal tai buvo labiau skirta moterims, bet tikrai tiks ir vyrams, kad galėtų pažinti ir save, ir vaikus, ir moteris. Ir yra ten vidų netgi tam tikros tokios praktikos, kur galima užsirašyti, jeigu atspausdins tą knygą, arba būtent tą lapą. Ir toks kaip metodinis gidas. Tai galite pasiskaityti, aišku, ten yra nuo 1 iki 9, tai yra klasikinė numerologija, kad žmogus, kuris, nesidomi tą numerologiją ir jam gauti 22 arkanų informaciją yra sudėtinga iš tikrųjų. Tai supaprastintai, lengvai, kad kiekvienas galėtų paragauti, kas tai yra ir galbūt susidomėti tuo. Labai nuostabi dovana, labai tau širdingai dėkoju. Taigi, laikinam ir tikrai susirandam nuorodas visas ir keliaujam pasimti dovanos. Būtinai pasimti. Aš galvoju, kad galiu dar vieną dovaną padaryti. Dar vieną nuomonę. Aš mėgstu daryti dovanas, man patinka, tai galbūt su tokiu kodu slaptažodžiu skaičių paslaptis. Būtent parašysit man asmeninę žinutę, kad matėt podcastą, tai padarysiu 10% nuolaidą bet kokiai analizai. Super. Ko čia sako, kuo daugiau ir norėt. Reikia tik pasiimti. O pasiimti jau čia kiekvienas, kaip ten sako, geba pagal save. Tai aš labai širdingai dėkoju tau, Jolanta, už tokį nuoširdų, atvirą ir gan labai gilų pasidalinimą. Man tikrai dar kartą įkvėpė, kad tikrai tai, ką aš irgi padariau, priėmiau irgi tada labai svarbų sprendimą ir su tavim tikrai sutinku ir visiems to linkiu. Pažinkit save, nes kai tu žinai, kas esi, tu gali gyvenime tikrai daug daugiau pasiekti, o visata turi turbūt tuos kažkokius tai kelius, kur tiesiog tave ir veda, ir neša, ir tu kartais net nesupranti, kur gali atsirasti, ką gali sutikti, kokį projektą sukurti, ir taip toliau. Tai dėkoju, Jolanta, ir dėkoju visiems klausytojams ir sakau, iki kitų susitikimų. Pažadu dar pakviesti nuostabių sielų pasidalinti apie savo mylimas veiklas, apie tai, ką duoda pasauliui, kaip pasitarnauja, nes kiekviena istorija, kiekvienas pragyventas momentas kažkam gali atverti naujas duris. Tai to visiems ir linkiu. Ačiū tau, Jolanta. Iki.